Sveiki mūsų brangus draugai, jūs kanale Ask and Talk ir šiandieną pas mus svečiuose dainų kūrėja, dainininkė Viktorija. Labas, Viktorija. Labas. Kaip laikaisi? Puikiai. Ačiū Dievui. Kaip tavo diena praeina? Įvairiai. Bet aš dirbu Lietuvos krikščionių studentų bendrijai. Tai mano darbas, galima sakyti, nuotolinis, tai namuose. Tai galiu leisti tokį ramų laiką ryte, tada dieną labiau kažkokie planavimai ir vakare susitikimai jau su žmonėms, su studentais. Kas čia per bendriją? Papasakok truputį apie ją. Tai Lietuvos krikščionių studentų bendrija buria tikinčius studentus ir jos tikslas dalintis tikėjimu su kitais studentais ir kad Evangelija universitete būtų paskelbiama, kad žinia apie Jėzų, kad būtų skelbiama universitete. Ir aš esu viena iš darbuotojų šitos bendrijos, iš viso esam 4 ir kartu yra studentai. Tai mes turim grupeles, kur skaitom Bibliją, kur meldžiamės vieni iš kitus ir kartu organizuojam renginius įvairius, stovyklas, išvykas. Kokios tavo funkcijos? Tai aš esu studentų koordinatorė Vilniuje. Kas tai reiškia? Reiškia, kad padedu studentam organizuoti veiklas Vilniuje. Tikslas, kad patys studentai burtųsi, o aš padėčiau jiems susiburti ir tokia kaip mentorė būčiau, tai studentams Vilniuje esu. Kiek studentų turi? Turiu grupelę dabar 6 žmonių, tokie, kur jiems esu tokia kaip mentorė, vyresnioji sesė. Jie nemokamai tai daro. Tai ta grupelė, tai kaip Biblijos studijų, tai taip, jie gauna iš to, ta prasme, tai taip. O čia kokiam universitete? Susirenka iš skirtingų universitetų, bet dabar šiuo metu daugiausiai iš Vilniaus universiteto turim studentų. Nu, įdomu, nes aš pirmą kartą, aš girdėjau, kad studentai vaikšto, bet kad bendruomenė yra, tai pirmą kartą girdžiu. Kom tu dar užsiminėjai, kaip tu tarnauji Dievui? Tai kartu aš esu šlovintoja, kaip ir jau paminėjai, kūrėja. Tai vedu šlovinimą ir gėdu ir groju pas save bažnyčiai, Vilniaus laisvųjų krikščionių bažnyčiai. Ir taip pat kuriu savo giesmes. Bet prieš truputį daugiau nei pusę metų išleidau savo pirmąjį albumą. Sveikinam. Ačiū. Kaip vadinasi albumas? Nebe vienas aš. Kur galima jį rasti? Spotify, YouTube ir visose pasiklausimo platformose galite rasti. Gerai, truputį grįšim į tavo vaikystę, norėčiau pakalbėti apie ją. Kokioj šeimoje tu gimėjai? Čia krikščionių šeima ar ne? Galima sakyti būtų, kad katalikiškoj šeimoje, bet tai buvo labiau kaip tradicija, ta katalikybė nebuvo to gyvo tikėjimo. Na, reiškia, per šventes tik tai, ja? Taip. O kaip tu įtikėjai Dievu, kaip tu atėjai pas jį? Turėjau tikinčią klasiokę ir vieną dieną tiesiog labai norėjau išeiti į miestą. Tiesiog nenorėjau būti namuose. Ir visom draugėms skambinau ir sakiau, gal susitikim, kažką nuveikim kartu, bet nei viena kažkaip nenorėjo. Ir būtent jinai sutiko, bet sako, aš turiu mažai laiko. Ir sakau, gerai. Ir mes išėjom ir jinai mane pakvietė į paauglių susitikimus, tokius atvykstančius bažnyčiai.
Ir tuo metu aš labai ieškojau taip gyvenimo prasmės, kodėl aš esu, taip labai stebėdavau žmonės, analizuodavau. Ir mane labai sužavėjo ta meilė rodoma krikščionių vienas kitam. Ir tiesiog, kad atrodo, rodo tą meilę ir nesitikė nieko atgal. Ir mane tai labai palėtė ir aš susidomėjau. Ir buvo etapas, kai labiau užėjau Bibliją tokia kaip taisyklių rinkinį. Bet tada mane ta pati draugė tą vasarą pakvietė į stovyklą, irgi paauglių. Ir tenais būtent vieną vakarą buvo mokymas, pamokslas, sakykime, apie gyvenimo prasmę būtent. Ir kažkaip tuo metu man toks atėjo suvokimas gilus, kad aš esu sukurta dėl Dievo, kad šlovinčiau jį, kad gyvenčiau jam ir amžinajam gyvenimui. Nes be to visiškai nėra prasmės, dėl ko aš būčiau šitoj žemėje. Ir tada atsimenu, po to pamokslo nuėjau į savo palapinę ir viena jau taip suvokdama pasimeldžiau, kad yra Dievas, kuris nori santykio su manimi, kuris mane myli, kuris mane sukūrė. Ir nuo to prasidėjo mano kelionė. Kaip tu pradėjai dainuoti? Dainuoti pradėjau dar prieš atrandant Jėzų. Tai buvo man 8 metai ir mama labiau norėjo mane leisti į šokių būrelį, tautinį šokių. Bet kadangi turėjau pilnapatystę, tai nelabai kažkaip ir jau buvau aukšta labai, tai mane, nelabai norėjo manęs priimti. Bet tuo pat metu vyko dainavimo atranka. Ir žodžiu, aš tenais nuėjau pabandyti. Nuo 9 metų pradėjau dainuoti. O kodėl išrinkai būtent dainuoti, o ne groti? Tai čia tiesiog taip sutapo, kad tam pačiam pastate vyko ir tautinių šokių būrelis atranka ir dainavimo būrelis. Ir tiesiog tenais nepavyko tas pokalbis su vadove, tai ir mes jau norėjom išeidinėti ir žiūrim ten skelbimas, kad šiuo metu vyksta ten atranka į dainavimą ten grupę. Ir mes tiesiog nuėjom tuo pačiu momentu, ten truputį padainavau ir taip. Ką dainavai? Atsimeni? Atsimenu tą situaciją, kad sako padainuok kažką ir aš nežinau, ką padainuoti, nes mes tiesiog atėjom, aš išėjau šokių būrelį ir sakau, neįsivaizduoju. Ir tai sako, 2 gaidelius moki. Kažkiek atsimenu, tai 2 gaidelius padainavau. Tu matai, tokiose aplinkybėse Dievo planą? Taip, aš iš tikrųjų retai susimąstau apie tai, bet dabar, kai prisimenu, tai tikrai. Nes, čia kaip tu man pasakai, jeigu, pavyzdžiui, konkursas, Lietuvos dainavimo konkursas, sudainuoti 2 gaidelius, tai ir tave priimtų, tai čia kažkas reiškia, arba labai gražiai sudainavai, arba Dievo planas. Jo, tai tenais labiau, kaip pasakyti, vaikų dainavimo grupė nebuvo, kad konkursas kažkoks. Tiesiog grupė, kur priema norinčius, pradedančius, bet kad taip sutapo, tai tikrai nuostabios aplinkybės Dievo. Papasakok truputį apie procesą kūrybos dainų. Nežinau, dainų arba muziką. O tu muziką rašai, ar ne? Taip. Tai papasakok visą šitą procesą. Kaip vyksta? Galvoju, nuo kurios pusės čia pradėti. Bet dažniausiai būna taip, kad gyveni gyvenimą, kažkokius išgyvenimus turi, teigiamus, neigiamus. Ir mano kūryba prasidėjo nuo tų sunkesnių išgyvenimų. Ir jie dažniausiai sukelia daug emocijų. Ir tau tas emocijas ir visas tas mintis norisi kažkur išnešti ir kažkaip. Ir mano toksai būdas išgydymui ir tokiam išlaisvinimui tai atnešti Dievui.
Ir dažniausiai būna taip, kad aš atsisėdu šlovinti su gitara, groti namuose. Ir ateina mintise kažkokia melodija, kažkokie akordai. Ir įsirašau. Ir kartais yra buvę, kad iš karto gimsta giesmė, daina visa, bet dažniau būna taip, kad tuo momentu gimsta kažkoks fragmentas. Ir tada truputį palauki, po kažkiek laiko prisėdi vėl, kažkoks antras fragmentas, dar truputį palauki ir jau tada galbūt ir visa daina susidėlioja, pasirašo. Tai toks tikrai procesas yra, kuris dažniausiai prasideda nuo kažkokios idėjos, dalelytės nuo išgyvenimo, kurį atneši Dievui. Bet šiaip įtakoja kažkokie pašaliniai faktoriai? Manau, kad taip tikrai, pavyzdžiui, patį muzikinį, kaip skamba. Tai kai atradau tam tikrus, pavyzdžiui, gitaros akordus, kai tik pradėjau mokytis, ten porą akordų mokėjau, man gal buvo 20 metų. Ir paskui vienas mano draugų atsiuntė man tokį, kaip groti gitarą ten, įvairius akordus. Metodinė tokia. Kaip knygutė. Ir aš išsibandžiau tuos akordus ir man labai patiko tas skambesys ir aš būtent tuos akordus tada panaudojau ir tas mano pirmasis albumas, Nebe vienas aš, labai įtakotas tų akordų. Tai, sakykime, muzikantų kalba, tai ta tonacija, mi tonacija, tai beveik 4 iš 5 yra parašytos būtent vienoj toj tonacijai vadinasi taip, panašiais akordais, tai tikrai įtakojo mane tai. O pavyzdžiui, įtakoja, kada tu dvasiškai susilpnėjusi, gal, nežinau, pavyzdžiui, būna momentai, gyvenimo momentai tokie, kad, ne apie Dievą dabar, čia grubiai sakant. Aš sakyčiau, kad būna tokie momentai ir tos giesmės gimsta, kai praeinu tos momentus ir tada sugrįžtu pas Dievą. Gal turi liudijimą kokį nors? Tai taip, aš buvau susižadėjus ir buvau santykiuose, kurie buvo nelabai sveiki, kur ne pagal Dievo kažkaip irgi standartus viskas vyko. Ir būtent šita giesmė per visą tai, kai buvo momentas, kai buvo aišku, kad jau ten nelabai mums galbūt pavyks. Ir aš taip atsisėdau vėl prie giesmių ir šlovinti ir maldoj. Ir tiesiog kaip gimė ta atgailos tokia giesmė, kad atleisk Viešpatie, kad aš slėpiausi nuo tavęs. Tai visas tas santykis buvo labiau ieškojimas pripildymo iš žmogaus, iš tų santykių, ne iš Dievo. Bet Dievas visada buvo šalia ir jis visada mylėjo. Tai apie tai ta giesmė. Papasakok truputį apie savo komandą. O mano nuostabioji komanda, tai aš esu tokia dėkinga už ją. Ir mes kaip ir susibūrėm, galima sakyti, Salčeiker jaunimo konferencijai, kuri vyksta per naujus metus. Tai aš tenais buvau keletą metų šlovinimo vadovė. Ir tiesiog pasikviesdavau žmonės, kurie galėtų patarnauti būtent toms konferencijoms. Ir kažkaip atsisijojo, ta komanda išsikristalizavo per tuos metus. Ir aš jau, buvo laikas, kai jau supratau, kad noriu įrašyti albumą.
ir kaip tik ir ieškojau labai finansų tam, nes reikia labai daug finansų, kad įrašyti į muziką. Mes dar pakalbėsime, norėjau paklausti, bet vėliau truputį. Jo, bet dabar kaip, jo, apie tą mūsų. Ir, žodžiu, tiesiog noriu paliudyti, kaip man Dievas patvirtino, kad būtent šitie žmonės. Ir ieškojau finansų ir kaip tik tuo momentu, kai mes turėjom pirmą repeticiją, būtent va, su ta komanda žiemos konferencijai, būtent sekančią dieną sužinojau, kad vienas žmogus yra, kuris vat, nori labai didelę sumą mane paremti. Ir tiesiog mane tai labai pradžiugino ir aš supratau iškart, kad va čia yra tie žmonės. Nes nu, va, mes turėjom tik repeticiją ir sekančią dieną ir viduj tiesiog jaučiau, kad va čia yra tie žmonės, su kuriais noriu tarnauti ir eiti ir groti. Tai... Ir dauguma pasisiūlė patys ir rodė norą užsidegimą. Esam iš skirtingų bendruomenių, skirtingų denominacijų. Bet tame yra grožis. Kiekvienas turim savo kažkokią tais dalelytę, ką atnešam ir duodam tai muzikai ir visam bendrystei. Visi iš vieno miesto? Ne. Kai mes pradėjom, tai buvom iš 3 miestų. Tai Vilnius, Kaunas ir Mažeikiai. Bet dabar Timotiejus, kuris groja elektrinę, dabar jau Vilniui atvažiavo gyventi, Vilnius ir Kaunas. Čia minusas? Tai turi grožio, kad mes skirtingi susirenkam ir iš skirtingų vietų, bet repeticijas organizuoti sunkiau, kai iš skirtingų miestų esam. Kokia tavo mėgstamiausia daina? Iš savo repertuaro ar kitų? Iš pradžių iš savo, o po to iš aplamai ir kuri tave įtakavo? Tai, manau, keičiasi vis, nes kai būna daug tas giedi ar klausai, tai nusibosta, bet iš savo repertuaro, tai iš išleistų tikriausiai tu nugalėjai. O iš klausomų šiuo metu, tai tokia yra, vadinasi, Marvelous, Circuit Riders, tokia grupė yra tarnystė. Tai šiuo metu labai daug klausau tos giesmės ir atsakant, ar įtakoja. Tai taip, nes dabar irgi ruošiamės įrašyti vieną giesmę ir būtent iš tos Marvelous giesmės motyvų irgi tokių muzikinių aranžuotės panaudosim irgi šitam įrašui naujam. O klausai nekrikščioniškas dainas? Kažkiek taip. Nėra, kad labai daug, bet paklausau vien dėl to, kad matyti, kas vyksta Lietuvoje. Šiaip man patinka lietuviškos paklausyti muzikos. Pavyzdžiui? Free Finger man patinka. Man patinka Jauti, nes nepaslaptis Džiugas Širvys taip pat yra lyderis jų tikintis. Buvau Lino Adomaičio irgi koncerte, jo išleistas albumas Stebuklas taip pat yra su tais tikėjimo elementais. Kažkada ne kažkada, tai yra mano svajonė ir aš savo komandai sakiau, kažkada mes padarysim su Lino Adomaičio. Ir sakau, kada jau padarysim su jo, tai galima sakyti, kad mūsų kanalas jau pasiekė top lygį ir bus viskas tvarkai. Kaip tu manai, klausydamas nekrikščioniškas dainas, tai tave atitraukia nuo Dievo ar ne? Aš manau, kad labai priklauso, kokiame etape esi ir su kokia intencija klausai. Jeigu jautiesi silpnesnis tikėjime
ir klausai, daug klausai tos muzikos, tai tikrai paveikia. Tikrai manau, kad tai gali atitraukti nuo Dievo, nes įsirašinėjai kažkokias tai mintis, kurios nebūtinai dieviškos. Ir kaip mes žinom, nekrikščioniškai muzikoje, pasaulietiškai daug visko yra. Bet aš laikausi tokio, kad truputį paklausyti, pasidomėti, kas vyksta, matyti, tai nėra. Jeigu tu turi stiprų maldos ir santykio su Dievu gyvenimą, tai neturėtų atitraukti. Kaip jūs renkatės repertuarą savo? Čia pasitarimas su komanda ar pati? Tai priklauso nuo kur mes, ar tai yra mano, pavyzdžiui, albumo pristatymo koncertas, tai jau aišku, kad bus albumo giesmės ir labiau mano kūryba. Bet jeigu, pavyzdžiui, kokią konferenciją jau vedam šlovinimą, tai jau tada labiau žiūrim, kokie tos konferencijos žmonės, poreikiai, kokios yra galbūt žinomos giesmės. Jeigu tai jaunimas, tai labiau jaunimui aktualias giesmės. Ir aišku, taip pat praleidžiu laiko maldoj, klausiu Dievo, kokios būtent bet šitam koncertui, šitam laikui yra giesmės tinkamos. Šiaip geras klausimas, irgi dabar ta giesmė, kur planuojame rašinėti, nebijosiu. Irgi, pavyzdžiui, kaip pasirinkau būtent šitą giesmę, ne kažkokį kitą, tai vis tiek irgi stebi aplinką, stebi žmonės, kas vyksta pasaulyje ir būtent labai jaučiu tą tokią baimės dvasią, ypatingai, kas su karu vyksta ir labai daug tų naujienų, tokių, kurios kelia tokį nerimą. Ir tokį pajaučiau, kad tai yra tinkamas laikas išleisti šitą giesmę, kuri vadinasi Nebijosiu. Tau tenka dainuoti senjorų dainas? Senjoriškas dainas. Žinai, senas ten iš, nežinau, 60-ų gal, kurias dabar močiutėm patinka. Nebuvau dar pakviesta į tokį renginį. Kokia tavo auditorija? Jaunimas labiau. Tai kadangi aš dirbu Lietuvos krikščionių studentų bendrijai, tai ir ta tarnystė yra taip nukreipta galbūt į studentus ir tą jaunesnę kartą. Mes kalbėjom apie nekrikščioniškas dainas. Kuom skiriasi krikščioniškas dainas ir nekrikščioniškas dainas? Taip, žodžiai visų pirma, apie ką dainuoji. Tai nekrikščioniškas vis tiek yra, gali būti tai apie gražius dalykus. Apie meilę. Taip, bet krikščioniškasis yra jau labiau garbinančias Dievą, aš taip vertinu. Čia irgi diskusija galėtų būti, kas yra krikščioniška muzika ar kas yra ne, bet aš pati vertinu, kad būtent krikščioniška muzika yra ten, kur yra šlovinimas Dievas arba yra kažkaip apie Dievą sakoma. O jeigu nėra, tai tada yra tiesiog daina. Ir tų dainų gali ir pasaulietis sukurti gražių ir kažkokių prasmingų. Tikrai yra tokių pavyzdžių. Bet tai gali būti ir labai apie blogus dalykus ir blogus dalykus skatinančių dainų. Taip gal įvardinčiau. Mes žinom, kad yra dainas dvasinės dainas ir yra dainas sielai. Tai kuom jie skiriasi? Išvesk mane ant kelio. Pavyzdžiui, ką aš turiu omeny? Turiu omeny tai, kad dvasinė daina, dvasinė daina gali būti krikščioniška, kuri šlovina Dievą,
bet gali būti ir krikščionis autorius, bet jis parašys dainą, nežinau, ar galima pasakyti, kad tai dvasiška daina. Galima pasakyti, kad jis daugiau sielai, kad jis gydo sielą, bet dvasia tavo nepakėlė. Taip, gražus apibūdinimas, sutinku. Nėra ką pridurti? Jo, kažkaip aš nelabai gal taip susimašiau apie tą dvasią ir sielą, bet manau, kad tai labai gražus būdas įvardinti. Manau, kad smagu labai, kai reikalinga ir tokių, ir labai smagu, kai krikščionis irgi kuria ir dvasiai, ir sielai, ir sielai dainos, jos reikalingos ir jos paliečia ir tos žmonės, kurie dar nepasiruošę girdėti apie Dievą ir galbūt nenori girdėti apie Dievą, bet tos sielai jos gali paliesti ir kažkaip sudominti. Kokia buvo daina sunkiausia sudainuoti emociškai? Gal sakyčiau, tą, kur minėjau, per visą tai. Čia apie skyrybą. Taip. Šiaip dažnai verki ant scenos? Ant scenos buvo etapas, kai verkiau dažniau. Bet būnat, kad susigraudinu, taip, tikrai. Kada čia tai būna? Būna, kad taip pat gėdant kažką Dievas prakalba, ar kažką parodo, kažkokį vaizdinį, kuris labai taip paliečia, arba tiesiog jo meilę labai stipriai išgyvenu. Ir tada būna, kad susigraudinu, bet dažniausiai, įdomu, kad man būna tarnaujant, kaip pati, kai vedu ir tada taip atrodo stipriai Dievas veikia, bet kadangi tarnauju kitam, tai stengiuosi susivaldyti ir neapsiverkiu. Bet būna tikrai tų momentų, kad susigraudinu. Buvo sunkiausias koncertas tavo emociškai? Gal aš nesu dar tiek daug tų, bet būtent solinių koncertų turėjus. Tai galiu tik tais palyginti, turėjom albumo pristatymą Vilniuje ir Kaune. Tai Vilniuje vis tiek buvo pirmasis. Mano toksai, jau solinis, tai emociškai buvo sunkiau, labiau jaudinausi, kadangi pirmas. Ir išgyveni pirmą kartą visą tą, viską nuo pradžių iki galo sudainuot, papasakoti viską, tuos liudijimus, apie ką tos dainos auditorijai. Tai tas yra iššūkis atsiverti, nebijoti atsiverti. Bet kai vieną kartą pavyksta ir viskas praeina neblogai, tada galvoju, džiaugiasi. Ir jau Kaune jau žinojau, kaip viskas įvaizdavau, kaip viskas eis. Jau apmaščiau daugiau, gal šito dalyko nesakyti, gal kažkaip kitaip papasakot tuos liudijimus. Ir jau tada lengviau. Tai tikiuosi, kad viskas tik lengviai eis. Kiek truko tavo tas koncertas? 1,5 valandos. Kiek žmonių buvo? Vilniuje apie 150, o Kaune apie 100. Kaip atrodė tavo diena prieš koncertą? Arba 2 dienas prieš koncertą? Bandau atsiminti. Sunku atsiminti, bet dažniausiai aš stengiuosi kažkaip ramiai praleisti namuose arba išeiti pasivaikščioti, galbūt gamtoj man labai patinka prie žvėryne, Vilniuje išeiti pasivaikščioti prie upės Vingio parke. Labai, labai tai mane atgaivina. O jau pačią dieną, kadangi sekmadieniai, tai ryte bažnyčia ir tada
truputį pertrauką ir jau ruošiamės vakarui. Kaip jautiesi, kada lipi ant scenos? Labai toksai jaudinantis, smagus jausmas, nes tai tokia tikrai yra privilegija ir džiaugsmas ir būtent tas albumo išleidimas ir albumo pristatymo koncertai, tai tokia mano ilga svajonė, ilgai išnešiota, kurią ilgai Dievas buvo įdėjęs į širdį. Kokius 10 metų. Ir tiesiog tai yra toks labai didelis džiaugsmas jau jausti ir įeiti į tą. Ir kartu taip daug yra ir jau to pasiruošimo praktinio, daug planavimo. Tai jau kai eini, tai yra toksai džiaugsmas šventė užlipti. Bet yra aišku pusė nuovargis ir kažkokios emocijos, būna taip pat visokių puolimų, situacijų, kur reikia išstovėti. Ką patartum žmonėms, kurie lipa ant scenos ir turi nerimą? Kaip jį įveikti? Čia yra didelis klausimas. Aš pati man, pavyzdžiui, Vilniuje koncerte, tai kai reikėjo lipti, labai jaudinausi ir buvo labiau taip, kad aš pradėjau koncertą viena, dviese, su akustinė gitara ir tada po poros dainų užlipo mano komanda ir tada jau visi. Ir man buvo tas jausmas labai jaudinasi pradžioj, bet kai užlipo komanda, toksai palengvėjimas ir atrodo visas tas kažkiek jaudulys nukrito. Ir aš supratau, kad man su komanda yra saugiau, lengviau. Ir tai pirmas dalykas, tai pažinti save, kas kelia nerimą, kokie dalykai. Pavyzdžiui, man kelia nerimą, jeigu aš prieš einant kažkaip per daug į kažkokiuose pokalbėse ar per daug jau judėjimai, aš žinau, kad prieš turi būti ramybei, tokiam susikaupime labiau, maldoj. Tai labiausiai tai malda, pažinti save, kas veikia ir praktiniai patarimai. Tai kvėpavimo pratimai, tiesiog giliai įkvėpti, iškvėpti. Tai gal tokie keli dalykai, kuriuos galiu pasidalinti. O kaip atrodo, aš turiu omeny, kad patartum dar iš techninės pusės, ką negalima gerti, ką valgyti negalima? Taip, yra šitie dalykai ir Vilniaus koncerte man buvo sunkiau visą programą iki galo išdainuoti ir gale mane ten kosulys pradėjo pulti. Bet aš supratau, kad visi gazuoti gėrimai, nesveikas maistas, tai labai veikia balsą. Tai ir skrandį ir tiesiog tai yra negerai, nesveikas maistas, mes jau taip žinom, bet taip pat dainuojantiems žmonėms tai taip pat labai nesveika. Tai valandą prieš iš vis gali nevalgyti geriausia prieš dainuojant, o šiaip tikrai prižiūrėti savo sveikatą svarbu, vandens gerti. Išsimiegoti, labai svarbu miegas. Labai miegas veikia. O galima kavą gerti? Daug kas geria. Muzikantai ir dainininkai. Turiu omeny prieš koncertą. Šiaip kava turi kofeinas ir kofeinas kelia nerimą, tą energiją. Tai kažkam galbūt reikia tos energijos, bet kažkas, kas jaučia,
kad kava truputį kelia tokį nerimą, o ne energiją, tai sakyčiau, tada geriau negert. Aš pati negeriu, nes man kelia tas rūgštis ir nerimą irgi kelia. Tai... Tu sakei, kad tu albumą tarsi išnešiojai. Galima pavadinti, kad tavo dainas tai čia tavo vaikai? Galima, tikrai. Tikrai. Ja? Ir tu jas augini, taip? Dabar jau paleidau į pasaulį. Ir kaip buvo paleisti? Tai vat, labiausiai procesas yra parašyti. Tai toks tas vat, gimdymas, sakykime. Tada jau kai esi su komanda ir jau turi vat, kažkokius tos akordus, žodžius, labiau tada yra toksai formavimasis vaiko. ir jau kai išleidi tą įrašą, jau nebenori tos giesmės per daug keisti, nenori ir koncertuose gal minimaliai kažkiek modifikuoji, bet jau viskas, kaip jau yra, jau taip išleista, taip jau ir groji. Tai tas išleidimas, jau įrašytas albumas yra. Ar teko dainuoti netikėtoje vietoje arba nepalankiam sąlygom? Yra tekę. Toks netikėtas gal Latvijai turi tokią kapų šventę ir žodžiu, taip, būtent liuteronai. Jeigu neklystu, tai yra tekę per tą kapų šventę kapinėse šlovinti, džiaugsmingai šlovinti. Tai buvo įdomus patyrimas. Papasakok truputį, kaip čia tai buvo? Tai buvo prieš kokius irgi galbūt 10 metų. Ne 10, kokius 8. Tai sunku jau truputį prisiminti, kaip ten viskas vyko. Ir ne aš organizavau, aš tiesiog atėjau padainuoti ir man pasakė, kad čia yra normalu, tai va čia mūsų Latvijos šventė ir aš truputį moku latviškai, žodžiu, tai ir latviškai tenais dainavom. Ir strimitų dar irgi grojau. Tu moki latvių kalbą? Taip. Iš kur? Pasakok. Tai aš mokiausi Biblijos mokyklai Latvijai ir tenais daug praktikavausi ir turėjau draugą Latviją ir tiesiog mes daug keliavom Latvijai ir tiesiog tarnavom. Ir aš prašiau Dievo, kad buvo jau momentas, kai buvo sunku ir aš noriu geriau patarnauti ir tos žmonės suprasti ir suprasti, kas aplink mane vyksta ir prašiau tiesiog irgi ir kažkaip klausinėjausi ir išmokau. Tai dabar sakyčiau, taip 80-90% suprantu. Kalbėti būtų sunku, bet dainuoti tikrai galiu. Bet latvių kalba aplamai skiriasi nuo lietuvių. Skiriasi, bet ir kažkiek ir panašiai. Kažkiek, jo, bet, pavyzdžiui, jie ten būna tarpusavy kalba, nežinau, man asmeniškai tai sunku suprasti. Porą žodžių kažkokių jo girdžiu, bet šiaip bendras vaizdas, sunku. Kiek tau laiko užtruko išmokti? 2-3 metai. Papasakok truputį apie tą Latvijų Biblijos mokyklą. Tai yra tokia organizacija Youth with a Mission, jaunimas su misija. Ir jie organizuoja tokias Discipleship Training School. Angliškai tai mokinystės mokyklas. Ir tai truko 1,5 metų. 3 mėnesiai yra apmokymai, tai yra tokios kaip paskaitos skirtingom temom ir 3 mėnesiai yra misija. Per visą tą laiką aš taip pat turėjau mentorę, kuri padėjo man eiti per visokius išbandymus, augti. Kartu buvo komanda žmonių mūsų. Tai aš pabaigiau 3 kursus. Tai pirmas yra tas toks bendrasis, mokinystės.
Antras, 3 mėnesių, tai buvo be misijos, tai Bible Core Course, tai grinai Biblijos studijavimas. Ir trečias kurtas šlovinimo mokykla. Tai pirmasis buvo paskaitos Latvijoje ir misija Gruzijoje ir Čekijoje. Antrasis Biblijos buvo tik Latvijoje ir trečiasis buvo šlovinimo Prancūzijoje ir misija Brazilijoje. Tai tu neblogai pakeliavai. Jo, kažkaip ačiū Dievui, tikrai už tą etapą teko patirti misijų nemažai. Tai nemokamas kursas? Reikėjo susimokėti, taip. Nežinau, ar įdomu papasakot su finansais kaip. Jo, labai įdomu. Finansai, tai čia žmogus be finansų negali pragyventi. Iš tikrųjų, kalbam tiesiai, bet ir jo, aš norėčiau paklausti apie finansinę pusę tavo albumo, kiek tau teko sumokėti už jį ir iš kur pinigai, papasakok truputį apie šitą momentą. Gerai, tai apie albumą. Taip, iš pradžių apie albumą. Gerai. Apie albumo finansus. Tai irgi toks istorija, kad daug pinigų reikia. Ir to albumo produceris Justas Kupstys. Ir dar prieš viskam prasidedant, mes kažkaip kalbėjom su juo ir jis taip drąsino mane, kad pabandykim įrašyti, būtų labai smagu. Ir aš jo klausiau, tai kiek maždaug pinigų reikėtų mums turėti. Ir jis sako, koks 10 000 reikėtų. Sako, aš kitaip nepradėsiu dirbti. ir aš tik galvoju, wow, aš čia nežinau, ar įmanoma. Aš jaunas žmogus ir savo aplinkoje ir tikiu, kad Dievas gali, tikiu, bet praktiškai kaip stebuklo reikia kažkokio tais. Ir paskui ten viskas dėliojasi ir jau buvo daug patvirtinimų, kad laikas išleisti albumą ir tada jau Justas sako man, bet matau, kad tu labai nori, tai bent 5 reikėtų pradžiai turėti 1000. Ir kažkaip aš tuo tikėjau ir pradėjau melstis link to ir mąstyti, kaip gauti tos 5000. Ir jau atėjo laikas, mane labai draugai pradėjo drąsinti, kad viskas tau laikas išleisti ir jau pradėk daryti kažką. Ir aš tokia, Dieve, kaip čia su tais finansais ir ką daryti. Ir tiesiog galvoju, paleisiu. Ir buvo toksai paraginimas viduj, kai meldžiausi, tokia atėjo mintis, kad neprašyk. Neprašyk nieko. Ir aš taip, bet tai kaip taip įmanoma? Ir galvoju, bent paleisiu internete ten tokį vadinamus fundraiserį, kur žmonės. Kaip donatus. Jo, gali paaukoti. Ir paleidau ir aš ten surinkau gal 400 eurų. Ir kažkaip galvoju, viskas, tiesiog, čia, kaip taip įmanoma, aš 400, o reikia ten 5000. Ir taip gyvenau ir tada buvo tokia konferencija Ispanijoje, evangelistų. Ten buvau savo organizacijos studentų išsiusta ir tenais buvo vienas toksai šlovintojas, jis yra porą kartų Lietuvoje buvęs ir jis tiesiog manęs labai klausinėjo, tai tu kuri giesmes, tai kokias ten giesmes kuri, tai tu nori įrašyti, ar turi komandą, ar turi prodiuserį, ar turi įrašų studiją. Ir tiesiog jau tai pradėjo klausinėti, kur man nepatogu darėsi. Ir aš galvoju, kodėl tu manęs taip klausinėjai. Ir klausė, aišku, tai kiek tų pinigų trūksta. Ir man kažkaip visiškai nesusivedė, kad jis galbūt nori prisidėti.
Ir nes visiškai nesitikėjau. Ir žodžiu, grįžau į Lietuvą. Ir buvo tada, kaip minėjau, konferencija, repeticija ir kitą dieną, žodžiu, sužinojau, kad jisai paskambino mano organizacijos vadovai ir pasakė, kad nori paaukot 4,000 eurų. Tai aš turėjau tus 4,000 ir pati savo dalį ir taip turėjau jau tada tuos 5. Tai čia dar ne viskas buvo. Žodžiu, irgi kažkaip buvo toksai Dievo vedimas labai profesionalioj studijoj pas vieną geriausių Lietuvoje prodiuserių įrašyti, kuris yra labai brangus. Ir tam, kad 5 būtent giesmes, tai dar reikėjo dar 1,5 kažkur. Už 5 giesmes. Taip. Tai toliau mąsčiau, ką čia daryti ir vieną sekmadienį pas mus iš Vokietijos atvyko svečias. Ir toks buvo paraginimas viduje, kad reikia jo paprašyti visgi. Ir aš priėjau ir ten porą sakinių, aš įrašinėjau albumą, reikėtų ten dar 1,000 eurų, jis toks gerai, galėsiu padėti. Ir po poros savaičių jo dar 1,000 turėjau. Ir tada bažnyčios prisidėjo, žmonės irgi prisidėjo visokie. Ir buvo daugiau dar išlaidų, dar koks 1,000 visokios kitokios išlaidos, kurios prisideda fotosesija, kūras, visokie dar smulkmenėlės ir tiesiog susideda. Ir čia dar neskaičiuojant irgi, buvau labai palaiminta, kad galėjau iš savo darbo laiko organizacijoje daryti, tai jeigu dar tos finansus iš organizacijos, kurios skirtos mano darbo užmokesčiai, tai taip ir buvo 10,000 kažkur. Tai reiškia 10,000 parašyti vieną albumą. O albume kiek dainų? 5. Tai skaitos mažos trukmės. Taip. Kiek tu uždirbi? Čia toks nepatogus klausimas. Dėl ko aš klausiu? Dėl to, kad šiaip aš galvoju, albumas, koncertai, išlaidos, kokia alga? Aš kadangi, galiu pasakyti viešai, mūsų organizacijai darbuotojai gauna 0,8 Lietuvos vidutinio atlyginimo. Tai 20% mažiau negu Lietuvos vidutinis atlyginimas. Tai gerai, tegul skaičiuoja tada. Tegul žiūrovai skaičiuoja. Ir jis yra perskaičiuojamas vis kas metus. Tai visą laiką tam esi lygiai kažkokiam. Kaip tavo diena praeina, kada tu nedainuoji ir kada nedirbi? Labai mėgstu su draugais laiką. Tai tiesiog susitinku su draugėm, einu gamtoj pasivaikščiot, mėgstu baseiną. Tai toks mano kaip pajudėjimas. Vasarą tai viskas irgi, kas su vandeniu susiję, ežerai, baidarės, dviračiai, kažkas tokio. Ir aišku, kai turiu laisvą dieną, tai stengiuosi daugiau laiko su Dievu praleisti, su Biblija, maldoj ir pagroti mėgstu, bet sakyk, kad be muzikos tai... Žinai, kai kurie žmonės negali gyventi be muzikos ir jie netgi laisvalaikį groja, dainuoja, gal ne savo dainų, gal nerepetuoja, bet... Taip. Tai aš irgi. Toks žmogus? Jo. Man labai patinka klausyti. Ir man labai patinka visos naujienos, kas ką išleido, ypatingai šiuo metu labai patinka visą naujų šlovinimų, giesmių klausyti kuo daugiau. Ir kažkaip tai man suteikia tokio įkvėpimo ir motyvacijos kažkaip judėti irgi į priekį.
Tai yra mano šeima. Ir šeima yra tie žmonės, kurie palaiko, kurie myli ir kuriuos aš myliu, kuriems galiu atsiverti, su kuriais kartu ir švenčiam, ir liūdim. Ir mano bendruomenė taip pat labai prisideda daug prie visos mano tarnystės ir finansiškai, ir maldom. Tai esu labai dėkinga. Kiek pas jūs bažnyčioje narių skaičius? Nedidelis, nedidelė pas mus būtent Vilniaus Laisvųjų krikščionių bažnyčia. Sunku pasakyti, vidutiniškai gal 30 žmonių būna sekmadienį. O amžiaus vidurkis? Yra jaunesnių, yra ir vyresnių. Taip pat gal skaičiu 40 išvedus. Turime dabar studentų kelis atvažiavusius, bet turim ir vyresnių. Turite užsieniečius? Taip, turim iš Ukrainos šeimą, kuri pastoviai lanko. Bet ir grupė, kuri pas mane groja, Luka Vasos, tai jisai yra iš Italijos, susituokęs su Judita. Tai pas mumis, bet jie kaip šeima vaikšto. Kas tau autoritetas iš krikščioniško pasaulio? Wow. Tai visų pirma mano pastorius, turėčiau pasakyti, kalbant apie bendruomenę. Ir taip pat kiti mūsų laisvųjų bendrijos. Mes turim bendrijas skirtingose miestuose ir Vilniuje taip pat iš 180 laipsnių yra bendruomenė, taip pat Gediminas Dailidė pastorius tenais taip pat. Turiu taip pat mentorę, neatskleisiu galbūt vardą, kuri iš miesto bažnyčios, kuri taip pat man toks autoritetas, kurie pasitikiu. Čia mentorė iš muzikos pusės, taip? Labiau iš tiesiog gyvenimo krikščioniško tarnystės bendrai. Mano organizacijos vadovė Sigita Makčinskienė, taip pat iš užsienio, tai šlovintojai, taip pat, kuriuos klausau, kurie patinka, tai Brandon Lake man patinka. Elevation Worship ir tas jų lyderis Chris Brown. Gal taip pat šios žmonės galiu įvardinti. Pasakok truputį apie savo mentorę. Kam jinai reikalinga? Pas mus organizacijai taip pat privaloma yra turėti mentorę. Čia kiekvienam nariui, taip? Darbuotojams. Tiesiog tarnystėj vis tiek susiduri su kažkokiais iššūkiais, susiduri ir su savo silpnumais charakterio. Ir per juos, kad augti, reikia labai palaikymo, reikia išsikalbėti, gilintis, suprasti ir bendrauti. Ir ji taip pat lyderė savo bažnyčioj. Ir ji taip pat yra dirbus mano organizacijai šitoj LKSP. Tai žinau, ką tai reiškia ir meldžiasi už mane ir padrąsinimo žodį visada turi, mato iš toliau, taip pat prieš ją turiu tokią atskaitomybę srityse, kuriuose noriu augti, tai vis paklausia, kaip sekasi. Tai. O laisvųjų krikščionių bažnyčia. Ką reiškia laisvųjų krikščionių? Mes esam priklausom anabaptistų atšakai, taip pavadinkime. O pavadinimas, kodėl toksai, čia jau reikėtų pastoriaus klausti. Nežinai pati. Tiksliai ne, bet žinau, kad mūsų eilutė visur, kad iš Biblijos, kad jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Na, mes paklausim, kada nors. Jo, pasikvieskit jo Artūrą Vilinską. Gerai. Turi svajonę arba kokį nors projektą, kurį norėtum įgyvendinti? Norėčiau išleisti pilnos trukmės albumą.
į kiek dainų? 10. Čia dar 5000. Ar ne? Taip. Tai va, žiūrovai, jeigu jūs norėsit, kad Viktorija išleistų dar vieną albumą, tai žinokit, kad 5000. Jo. Labai norėčiau vaizdo klipo, tai dabar... Čia kiek pinigų? Nu, labai priklauso kokybė. Tai, bet bent minimaliai, kad palaiminti tuos žmonės, kurie dirbs prie to, tai aš įsivaizduoju vis tiek kokie 400 eurų. Vieną klipą. Okay. Vis tiek tai yra... Ir turi atvažiuoti vietą, filmuoti, paskui skirti daug laiko jau tam vaizdo medžiagos apdirbimui, efektams, spalvom. Tai jeigu norint, kad viskas gražu būtų, tai kainuoja. Ne? Aparatūra, įranga, viskas. Kokią dar svajonę turi? Dar... Neturi. Aš labai daug turiu visokių norų. Labai norėčiau koncerto Žalgirio amfiteatre. Tam jau reikia ne tik finansų, bet turėti tokią auditoriją ar kažkaip strategiją, kaip išreklamuoti, kad susirinktų tų žmonių. Tai tokias mintis. Su kom norėtum išleisti duetą, sudainuoti duetą? Norėčiau su Džiugu Širviu, kadangi man jauti labai patinka ir mes įrašinėjom toj studijoje, kur ir jie įrašinėja, jauti įrašinėja savo muziką, tai labai norėčiau pabandyti su juo kažką. Nebūtinai, tai galėtų būti tiesiog daina, nebūtinai šlovinimas, bet norėčiau visai pabandyti. Ir norėčiau dar labai galbūt su Gabrielė, šiuo metu Grigutė, buvusią Gvazdikaitę. Tokios mintis irgi. Kaip manai, krikščioniška muzika gali pasiekti plačią auditoriją? Manau tikrai taip, kaip Amerikoje. Tai kai išleidžia tie žymiausi šlovintojai, tai jie būna topuose, jie būna klausomiausių dainų. Tai manau, kad tai tikrai įmanoma, bet tai yra esmė, kad Amerikoje ta krikščionybė žymiai labiau yra kaip šalies religija ir daugiau tikinčių. Tai čia tokia misija ne tik platinta krikščionišką muziką, bet kuo daugiau žmonių įtikėtų ir tada, kad jau jie klausytų tą muziką. Tai tokia jo evangelizacinis irgi tikslas. Gal girdėjai kokį nors liudijimą, kad ar tavo dainą įtikėjo žmogus? Nesu dar girdėjęs tokio liudijimo. Norėčiau labai, čia irgi svajonė būtų išgirsti tokį liudijimą, bet nesu dar tokį girdėjęs. Na ir mūsų paskutinis tradicinis klausimas. Kaip tarnauti ir kaifuoti? Kaifuoti. Oi, labai žinoti, kada sustoti. Ta prasme. Jo. Tai visus metus dirbi, tarnauji, bet žinoti tiesiog poilsį. Poilsis yra labai svarbu ir atsigavimas ir mes taip pat su LKSB Liepą ilsėsimės. Tai nes net patys nuostabiausi dalykai, albumų išleidimai, koncertai, tiesiog, kur atrodo visą gyvenimą svajoji, jie pasidaro per daug. Tu nebenori to girdėti, jeigu nepailsi ir jeigu per daug užsisuki ir pervargsti. Ir tiesiog labai svarbu jausti, kada jau per daug sunki ta našta ir
kada reikia pailsėti, savaitinis poilsis, kasdieninis poilsis ir metinis tas atostogos yra labai labai svarbu. Tai ir galbūt kartais atsisakyti pasiūlymų, kur jau man asmeniškai būna, kad aš jaučiu, kad aš galbūt neturiu sutikti ir neturiu važiuoti ten. Ir nors atrodo, wow, kaip smagu būtų, bet kartais jeigu Dievas kažkaip rodo, kad nereikia, tai apsaugo irgi nuo perdegimo, nuo kažkokių sunkių situacijų. Tai toks patarimas, žinoti, kada jau reikia poilsio ir neperdegti tame. Ačiū tau. Ačiū Jums. Ačiū labai mūsų žiūrovams, kurie liko iki galo. Spauskite like, prenumeruokite mūsų kanalą, prenumeruokite Viktorijos kanalą. Sekite ją ir iki naujų susitikimų. Ačiū tau. Ačiū tau.